Servizas netoli Leisterio. Stojau pasiimti pertraukos pusės valandos. Ir tą progą galima ir užkast. Jis baigia išvažinėti. Čia toks neblogas. Be nuotykio aš neapsieinu. Nu, jo, iš pirmų dienų vienu žodžiu. Važiavau iš šiaurės, atgal į Londoną, jau pasiėmęs priekabą, double deckerį tą vadinamą, tai yra 2 aukštė priekaba, 495 aukštis. Ir ant greitkelio sprogo padanga. Tai girdžiu kažkas BOOM! Galvoju, kas čia dabar. Na ir sustojau šalikeliai ir viskas. Padangėlė, vidurinė padanga, 3 ašių priekaba, nu, galinė ašis, 3 ašių ir vidurinė padanga sprogus. Vienu žodžiu sustojau, pasiskambinau, vienu žodžiu bosui, sakau taip ir taip, kviesk pagalbą. Iškvietė. Sako, gali atvažiuoti, čia nežinau, kaip čia lietuviškai, čia traffic marshalai, vienu žodžiu, nu jie prižiūri greitkelius. Ir gal už kokio pusvalandžio, už nežinau, už 40 minučių prisistato, sako, aš negaliu tau leisti stovėti, netoli kaip tik servizas, sako, važiuojam. Tai va, tai atlydėjo mane iki servizo, surašė ir dabar laukiu, kada atvažiuos padangą pakeisti firmą. Tai va, sėdžiu vidury nakties, servize ir laukiu. Gerai. Tai va, sakiau, papasakosiu nuotykį parkavimo aikštelį, servizai čia vadinami, ten, kur yra kolonėlius, vienu žodžiu, restoranai visokie, ten McDonald's ir taip toliau, jeigu galima pavadinti restoranais, bet vis tiek, tai kai pasakoju, vakar sprogo padanga važiuojant iš šiaurės, iš Leisterio į Londoną grįžtant, ir mane tie traffic marshalas nuvedė į tą parkavimo aikštelę, tą servizą vadinamą, kad aš tenai laukčiau savo mechanikų, kol atvažiuos pakeis padangą. Negana to, stoviu savo ramiausia, laukiu, kai man ten liepė susparkuotas traffic marshalas. Vieną žiūriu furą, aš jau ten atsigulęs guliu, nes sakė, kelios valandos bus kol praeis. Žodžiu, į ką jūs galvojat? Vieną furą pravažinėjo. Ir sugalvojo kažkodėl atbulas važiuotų. Lauk, reikia pavažiuoti biškį priekin. Biškį priekin įleisto prie priekabos trusim. Šiandien sumersiu. Tai va, vienu žodžiu sugalvojo atbulas pavažiuoti, tai pavažiavo man į nosį. Gerai, kad nestipriai. Sakau, vakar dienelė, padangas sprogo. Tada įvažiavo vienas su priekaba man į veidą. Nedaug, ten biškį faros sudaužė čiučiut ir kampelį, nesmarkiai, bet... Jo, sekasi man čia kaip naujokui. Žiūrėsim, kas toliau, tikiuosi nesąmonį tokių daugiau nepaskartos bent jau.